Labas rytas, aš jums sakau. Ir toks rytas, kad eilinį kartą fucking gavau šitą baudą. Užknisa. Esmė yra tokia, kad aš gyvenu pačiam centre. O kai gyveni centre, visur yra parkingas mokamas. Aš turiu savo kiemą, vartus, kur galima įvažiuoti ir pasilikti mašiną. Tai šitie gaidukai, jie vis tiek eina į tą kiemą ir vis tiek deda baudą. What the fuck? Ir aš jau tai pusę metų, bet žodžiu, man ten pasakojo, kad aš kažkaip galiu skambinti į savivaldybę, tada turiu prisiregistruoti, kad aš gyvenu Kaune ir tada, jeigu aš prisiregistruosiu, tada man nedės baudų ir aš galėsiu priregistruoti mašiną, kad aš galiu čia parkuotis. Bet aš nenoriu čia prisiregistruoti, kad aš čia gyvenu, nes aš priregistruotas kitur esu. Nu karočią, ir aš dabar kiekvieną kartą gaunu baudas. 9:30 aš jau turiu visada pašalinti mašiną, nes kitaip mano kieme, kur aš gyvenu, deda baudas. Ha! Antras dalykas yra geresnis šiandien ryte. Nuo naujų metų aš pradėjau sportuoti, ten visą kitą. Ir aš labai noriu dabar pakeisti visą savo kūną ir parodyti, kad tai galima ir įmanoma. Netgi toks biški apkūnus kaip aš, ne, jeigu esate. Žodžiu, nesmė. Visada galite pakeisti savo kūną. Aš kažkada anksčiau labai sportuodavau, žinau visus ten tos būdus ir taip toliau. Esminis dalykas yra faktas, kad mityba, o aš su savo darbo grafiku, kadangi aš realiai tik tais dirbu, daugiau nieko neveikiu apskritai gyvenime, namie nebūnu, gaminti negaminu ir man yra didžiausias peilis, tai yra maistas ir mityba. Aš dažniausiai valgau bet ką, kad tik užkimšt, kad galėčiau dirbti. Tai dabar, pasižiūrėkit, pradėjau bendradarbiauti su City Rush. Yes. Ir man jie dabar kiekvieną dieną ryte atveža tokį maišelį, čia yra visos dienos maistai su būtent kalorijom, tiek kiek man reikia, kad aš numesčiau svorio ir pakeiščiau savo kūną. Pagaliau kažkas pasirūpins manimi. Žmonos neturiu, draugės neturiu, a dabar City Rush'as pasirūpins manimi. Važiuojam dabar į studiją, reikia paimti Lidiją, Meida paims Robį, Aurimas atvažiuos irgi ir visi susitinkame studijai. Važiuojam tenai ir prasideda, kaip ir kiekvieną rytą, mūsų darbeliai. Aš tai nesuprantu, kodėl jie sėdi tamsoje. Labas rytas. Labas rytas, spindulėlė. Labas rytas, ponė Diana. Kaip jūs laikotės, mokytoja? Nu gerai. Rodo, kad turiu suvalgyti 2000 kalorijų per dieną. O, blemba. Aš tiek nematęs maisto. Turime vieną pakelioką. Tada. Turime salotų. Tada. Čia dar vienas. Ir dar vienas. Šiandien tik tiek galiu suvalgyti. Mano organizmui, man atrodo, šiek tiek per mažai. Aš dar nepratęs tiek mažai valgyti. Tai viskas, aš dabar lieknėju. Fit generation, I'm coming. O tu netiki? Aš tai tikiu. Ypač po paskutinio karto, kai tarėmės kažką ten žadėjai, tai nuo to karto aš tai labai tikiu. Taip. Dabar aš pavaidinsiu Meidą, kaip jinai ofise. Aha, tai čia kažką. Aš valgau tik tais sveikai. Aš turiu atsinesus orange gėrimą ir taip pat rytais tik tais vaisiuką nusiskinu. Oi, palauk. Aš e-mailą pamiršau atrašyti. Oi, palauk. Antanai, reikia pasiskambinti su klientais. Oi, Antanai, aš biškit prispaudžiau kažką. Oi. Tai kaip čia taip nutiko? Aš nežinau. Vilte, sugalvok idėją kažkokią. Sugalvok idėją ir aš tada išrašysiu toliau klientam. Lidija da čia. O Lidija? Tekstukus Lidija. Aurimai, kodėl nemontuoji? Aurimai, ui. Aš darai čia visiškai metu. Dabar Aurimas. Nu. Blemba, reikėtų čia pamontuoti kažką tai. Nu, einu prie kompo. Noriu kavos. Eida, padarysi kavos. Ui, tai. O, mano žmona čia irgi sėdi. O, gerai. Einu montuoti.
Čia ir sėdžiu visą dieną. Gerai, dabar Viltė. Gerai, Viltė. Aš tai sugalvosiu čia kažką. Aš kompiuterį kaip visada neturiu, nepasiėmiau, bet aš turiu telefoną. Tai su telefonu kažką čia toj surasiu. Meida, o tu tai kaip tau galvoji, ta idėja gera? Taip, labai gera. Gerai, tai aš tada atsiųsiu Lidijai. Va? Ai, Lidija, aš pati sugalvosiu. Gerai. Lidija, gerai, Lidija čia. Aš viską parašiau šiaip gerai. Meida, aš tau atsiunčiau. Iš viso, kur Antanas yra? Jis neparašė, jis nemoka rašyti, gerai. Tai gal dar ir žinutę panom parašyti, gerai. Šiaip viską padariau, noriu daugiau daryti kažką. Jau tą ir daugiau padariau, viskas, dar daugiau man darbų. Aš dar parašysiu, aš čia skaičiau knygą apie marketingą dar labiau. Ui, biškai užblokavau čia viską. O dabar Robi. Žodžiu, ko gero. Oi, o tai, jau čia visi susirinkę, biškai kaip visada vėluoju. Tu aš čia iškelsiu. Ką šiandien darom? Aišku, jūs visi darot kažką. Gerai, aš čia irgi kažką pagalvosiu. Antanai, šiaip reikia dar pripirkti naujų hardų, reikia dar pripirkti kamerų, gamingui dar pripirkti žaidimų ir sugalvojau tai dar visko pripirkti, ko reikia. Ui, gerai, aš tai pranešiu Antanui. Bėgu pas Antaną. Jau viskas, aš privalgiau, einu montuoti. eini pagulėti. Einu truputį poilsio. Truputį prigulsiu, posmą nusmiksiu. Einam pažiūrėsim į direktoriaus kabinetą. Kas ten vyksta? Direktoriaus kabinetas. Wow, direktoriau. Kaip pasitikti salės? Ar darbai padaryti? Kodėl jūs čia visi sėdit? Atsinešę vieną kompą, kitų nematyt. Aurimas išvažiavo ir mane paliko su panom. Bet ar aš skundžiuos? Direktorius niekada nesiskundžia, kai yra su panom. O Lidija, o Viltė, o Meida. Čia geriausias ofisas, blėt. Žinot mano patį pirmą kūrinį, kurį išmokau, kai atėjau į pirmą klasę? Per Klarą ir atsiminsiu. Neatsimenu, ko. What the fuck? Šiandien šito mažiausiai tikėjausi, bet patinka. Man reikia akordų kažkokių, neatsimenu. Bet gerai, Labai gerai. Wow. O tai nėra to... Yra. Tai va. Tai šitas nesvarbu, man šitie pirštai, kadangi ilgai negrojęs. Ir man atrodo yra nesuderinta, pačioje yra derintuvas tas. O. Jo, nesuderinta. Išeik, kai žmonės išeina, negrįžk. Taip kaip žmonės negrįžta. Baigėsi šiandien darbai, tiksliau jie nesibaigė, bet šiandien labai ne ta diena, labai nėra nuotaikos, nenoriu nieko daryti. Bandžiau per prievartą versti save, bet
Nebegaliu. Kauda galva. Noriu šiek tiek pamiegoti, tai važiuoju namo, pabandysiu užmigti anksčiau, kad rytoj labai anksti galėčiau atsikelt ir atvažiuoti nuo pat ankstyvo ryto darbuotis. Šiandien jau labai netakoja išlipau iš lovos. Būna tokių, jeigu nepadarysi. Gerai, iki rytojaus.